Nu, labas rytas. Sveikinamės mes iš Akabos miesto. Tai ką, šiandien mes važiuosime atgal iki Jordanijos sostinės Aman miesto. Tai 4 valandos važiavimo šiandien nusimato ilga kelionė. Tai dabar einam tiesiog apsiperka maisto į kelionę. Amane neįsivaizduoju, ką veiksim, bet ten toks aktyvus miestas, kad ten pilna veiklos. Tai varom apsišopit. Nu, apsišopinom su Rugile tokiam prekybos centre. Išleidau 6 kem. Aš turiu maišą pilną, Rugilę pusę maišą. Čia, kur žmonės nenustato tų kainų, biškį geresnis kainos, bet vis tiek nėra kosmiškai geras. Pasakysiu taip, panašiai kaip Lietuvoje vos ne kainos. Čia yra carbonated soft drink. Nežinau. Čia tiesiog gazuotas gėrimas kažkoks skonio. Čia aš energetinių prisipirkau kelionę, nes vis tiek ilgas kelias. Baltyminį gėrimą vieną. Sausainiukų. Bum, čipsiukų biškį. Šokoladuką. Ledą. Dobel. Rugilės ledas, pingvinų. Neįsivaizduoju, kas čia yra. Kažkokie saldamakai. Bum. Jep. Su alyvuogėm. Dar vandens. Per verta buvo 8 eurų ar ne? Parašykit komentaruose. O mes toliau pradedam normaliai kelionę, važiuojam jau greitkelį. Po 4 valandos pusę važiavimo atvarėme hotelį. Mes pasiėmėm tokį biškį mandresnį, nes labai norėjom, kad baseinas būtų. Bet tai va, mūsų kambarys mums sakė, pagerino kambarį, kad turėtume svetainę visą. Šiaip neturėjom turėti tokios svetainės. Tai va, šitas hotelis buvo 34 eurai. Tai ten 28 jų pinigėliai. O Miami vaizdas. Šiaip eismas žiaurus yra ta miestas. Tai dabar mes varysim iki miesto, tai bus bėdų. Gerai, turim virtuvę ir tada lova. Čia pakaitukas naudėm. Maikė mano sutepliota. Reiks kitą užsidėti. Jau kai varysime miestą, tada parodysiu, mes turim sporto salę ir baseiną. Palaukit, pamatysit, kai gerai tenais. Atėjom iki salės. O bum! Jo, ten valytoja dirba. Nu bet va, kukliai. Nežinau, kaip mes čia prisportuosim. Bet mes ne dėl salės čia atvarėm, mes atvarėm dėl swimming pool. Už šitų durų jis turi būti čia. Oho. Žiauru. Per bookingą buvo kažkur ten slaptai pakampy parašyta, kad neveikia baseinas. Bet aš kai ėmiau hotelį, aš ėmiau specialiai paspaudžiau, kad būtų baseinas, būtų parkingas. Nu, baseinas kaip ir yra, bet baseine vandens nėra. Gal reikėjo pasirinkti ir tą. Nu, bet nieko. Varom dabar valgyti armėniškų kebabų. Jeigu žinojot, kad tokie iš vis yra. Jordanijoje yra. Rugilė išrinko mum restoraną, nes tik tokio atrado. Yra armėnų virtuvė. Armėnų kebabai. O tokio nesimato. Tai pafilmuosiu iš vidaus, ten raudonam kebabų mėsą. Už 2 kebabus, vieną mažą, vieną didelį, sumokėjom 6 eurus, bet čia su 2 gėrimais dar. Tai kaina gera. Nu, gavom kebabiukus. Tokie. Cheers. Nestebino. Nėra blogai, bet nestebino. Be skonio. Ta raudona mėsa, galvoju, čia prieskonių belekiai bus. 6,5 iš 10. Nu, bėgam. Atvarėm į... No, thank you. Atvarėm į centrą miesto. Biškį norim pasivaikščioti po jų tas turistinės gatves. Patiko mums praeitą kartą, tai vėl varom gal kokių suvenyrų, lauktuvių. Einam žiūrėti. Be plano mes dabar truputį. Jau sakė, daina buvo pradėjusi. Kiekvienam podukė po žuvelę.
Jie turi net... What the hell? O Jėzu. Čia tai va, tiesiog ant gatvės. Nu jo. Gerai, matėm daug keliautojų, kad sakė, kad labai skaniai yra bambukų sultis. Tai išbandysim. How much? 5 centų kainuoja. No. Thank you. Hehehe, gavom. Jas paukščiukus. Viščiukus. Trušiukas. O čia va mūsų gėrimas. Nu, bandom. Ką sako? Skaniai, skaniai. Labai skaniai. Va tokioje vietoje esam pilna žmonių, aktyvus miestas. Gėrimas 7 ar 8 euro centų, tai neblogai šitokį šviežią. Atėjom su Rugile į gyvūnėlių parduotuvę. Žiūrėkit, koks ten. Nu, paukštukai. Aišku, vargšeliai neturi ką veikti. Bet vat pažiūrėkit, va čia katinėliai, visi kokie. Oi. Čia gaidys tiesiog. Višta. Čia laukia katinėlis miega. Ir čia leliukai. Dar paukštukai. Pasiemam vieną. Nu, pasiemam, paleidžiam. Kokia mažam narvelis. Čia pridūminta kažkaip. Kaip išneša tą vaiką. Kokį čia skanumyną nusipirkti? Dabar čia madoj. Kaip? Dabar madoj čia viskas, kas yra. Čia paskutinės mados krypsmas. Jo. O kilimai. Čia mūsų kalbams. Nu. Čia šūkauja kainas per kaloginę ras. Nu ką, supratau, kad mes šiandien daugiau nieko nepriveiksim, tik nueisim pavalgyti vakarienės. Dar truputį pasivaikščiosim po miestą, bet jau nufilmau, kaip atrodo čia tos gatvės, pilnas pardavėjų įvairiausių. Dabar pasiėmiau va, užbaigti vakarui pieninį Snickers kokteilį, Rugilę arbatėlės ir esam tokioj vietoj. O 4. aukšte apžiūrim miestą, prižiūrim rajoną. Nu tai ką, tai susitinkam tada už sekundės. Rytoj bus daugiau veiklos, varysim po visas turistinės vietas. Tai bus šiek tiek įdomiau nei šiandien. Šiandien labai rami dienelė. Nu tai ką, susimatom už sekundės. Nu tai ką, labas rytas. O, palaukit. Šiandien mūsų paskutinė diena Aman mieste. Ir šiandien mes tiesiog ramiai paturistausim. Dabar va, važiuojam iki pagrindinių savo turistinių vietų. Tai pasliekam mašiną ir einam pažiūrėti. Pasidomėsim Amano istoriją. Ir dar po pietų turėsim privatų turą aplink miestą. Tai bus daug naujų žinių, daug įdomių dalykų sužinota. Tai važiuojam. Nu gerai, tai atvažiavom ir atėjom iki savo vietos, kur norėjom būt. Bet pakeliui eidami iki istorinių tų vietų atsitiko problemų. Ogi pasiėmėm tokį skanumyną. O tokioje vietoje. Tai va, čia yra skanėstas pavadinimu Pismanija. Jisai yra turkiškas. Ir čia yra grinai kaip cukraus vata. Daug kartų skanesnė. Jo, tik daug skaniau. Nes jau čia tas cukrus toks netikras kažkoks. Tirpsa burnoj. Jo, žiauriai tirpsa burnoj. Tai labai skanu. Bet labai trupa. Po visų pavalgymų, šiaip ne taip, priėjom
Oi, kaip šviečia saulė. Čia yra Romėnų amfiteatras. Tai šitas visas reikalas yra jau 2000 metų senumo, beveik. 1900 metų atgal pastatytas jisai. Einam vidų pažiūrėt, kaip ten atrodo. O. Super. Oba. Tai va, iš čia galima matyti. Ir čia vykdo visokie koncertai, tralivalį, festivalį. Ir dar internete rašo, kad iki šios dienos čia vyksta visokie teatro pasirodymai ar šiaip jūros šventės tokios jordanietiškos. O čia va miestas matas visas. Kokios statumo laiptai čia, kai kopėčias lip. What the hell? Rimtas žygis. Vaizdelis geras. Vis tie jų pastatai. Šiaip labai status laiptai. Labai dideli. Nedasiek. Gerai, susimaišiau dėl tų vietų, pasirodo, kuo žemiau sėdi, tuo esi labiau elitas. Tai pačioj sėdėdavo, patys mandriausi žmonės ten aplinkui. Tada antroji eilėj, čia tam tarpe, sėdėdavo policininkai, armijos, visi tie žmonės, tokie karininkai. O čia trečiam sėdėdavo visi paprasti žmonės, paprasti civiliai. Ir kadangi čia žiauriai statu, tai tipo labai gerai garsas visas eina, jeigu ten vidury dainuoja kažkas ar kas ten vyksta, tai turėtų ir čia viršui labai gerai girdėtis. Čia iš vis 6000 žmonių tilpdavo. Gal biškį pasispaudę, bet tilpdavo. Gerai, nusileidom nuo viršaus ir einam dabar. Einam į muziejų populių tradicijų. Su anglim užsidega cigaretę. Gangsta. Būsima nuotaka Džiugina savo... sužadėtinę. Jo. Pavyko šiaip ne taip išversti. Duonos gaminimas. Kavos gaminimas. Ruošimasis vedybams. Nuotaka namie. Beduinai savo dykumoj. Čia aš armijai, kai bus pašauktas, o tai vėl. Čia aš kiekvieną dieną. Jo. Va, Rugiliai reikia va tokį nupirkti. Kurį nori? Šitą ir plaukų šitą. Gerai. O moteris kokius nešiodavo ant veidų. Po 5 kilogramus čia, kad kaklą treniruot būtų galim. Ten matot pilną metalą visokį pridėtų. O čia, kad kojas treniruot, metaliniai aukštakulniai. Tokios kurpaitės. O, senoviniai šautuvai. Tokie peiliukai. Čia muziejus. Čia pažiūrėk. Miega princas. Mes galvom, kad netikras, bet čia tikras. Jėzau. Ką jis čia veikia? Jis vienas iš eksponato. Žiūrėkit, kokiuose kepdavo duonelę. Va. Šitas aparatas at-tabun padarytas iš purvo ir javų. Ir čia kai kepa duoną, jie tą atidaro ir taip ant šono užmeta. Ir tada nuima, kai iškepa. Šustrai. Gerai, žygiavom. Ir pagaliau atžygiavom į Aman citadelę. Vat iš ten parėjom, žiūrėkit, matos tos Romėnų teatras. Mes čia kilom į tą kalną. Vargiai ėjom laiptais. Ir šiaip ne taip užėjom.
Liuks. Vakas likę. Čia biškai nugriuvo keletą. O, vaikam turą veda. Pasikultūrinam truputį ir leidžiamės atgal nuo kalno iki to amfiteatro. Ir kaip supratot, aš nesu labai geras gidas, neturiu daug ką čia papasakot. Tai todėl dabar varam susitikti su tikru gidu. Varysim su juo papietaut, paskui jis mums aprodys kažkam porą valandikių. Tai gal kažką įdomiau galės papasakot. Čia nėra mūsų tikras gidas, bet jisai mumis atvedė pas katinukus. Sako, sekit mane, atvešiu aš jumis. Žiūrėkit, kiek daug katinų. Eiktų visi. Ojej. Parbėga vis daugiau. Visi gauna pavalgyti. Škuros jom ten duoda. Eina savo. A, mes šitą matėm. Žiauriai faini tie vietiniai, kai tai prižiūri tos katinėlės. Kad ir benamiai tie katinėliai vis tiek su meile duoda jiems pavalgyti, paglostą. Bye bye! Palieka mumis gidas su visais šitais katinėliais. Žiauriai daug jų čia. Geras. Gerai, paėmė mumis gidas. Įleis į jų šventyklą, nors Rugilė rankų neužsidengus. Wear this, like that. This is, oh, can you pull your hair back? Yeah, pull all your hair back and control it with the rubber band. Or with the band. Leave your food here. Okay. Whatever you don't need, I trust them. You leave your Okay. camera, whatever. Thank you. حطه بالثلاجة. Is this cheese? Pasmania, Turkish, Okay. Sweet. Rugilė musulmonė patapo. Okay. Oi, kaip gražiai. Can I show you? Yalla. Lekam. You done enough photos, or you want? We can do It's more. okay, it's It's okay. هذه العتبة انتم حاطينها جديدة. طيب انا راح ارفع عليكم قضية اذا اوكي. $250,000 احطيكم قضية. This is the management. This man is the charge of the mosque, and this is Al-Imam. Al-Imam, he leads the prayer. His name is Hassan. ايش اسمك؟ Muhammad, and his name Muhammad, according to Prophet Muhammad. Yeah. The whole country is named Muhammad. كل الدول العربية محمد اسمها. If you say Muhammad, everybody turns. نادي محمد الكل بلف. Okay? Yeah. And this is ايش اسمك محمد كمان Ahmed. احمد Ahmed Muhammad. My name is Ahmed Muhammad. Yeah. So this man in charge of the Yeah. mosque. He is in charge of closing, shutting down doors. Yeah. And he sleeps here. So this is his apartment. And if you go to his apartment, he's rich. He's got all the money. بكل شقته هون بس هو عنده كل المصاري فوق. Okay? Yeah. Nice to And meet this you. is the technician system. Yeah. Where you hear Allahu Akbar outside, comes from this guy. بكل الأجهزة من هون. يلا, let's go before he closes. يلا. Thank you. All right. Take your shoes Alaikum off. salam. Take your shoes off Yeah. before carpet. Bring your shoes with you. Let's visit the mosque, and then we will talk what we're gonna do next. Okay. All right. Go ahead. Go ahead. Don't wait for me. Don't put your shoes because I'm gonna show you how you're gonna store it. Okay, let me brief you about the mosque. This is Al Husseini Grand Mosque, or a Grand Al Husseini Mosque. We're located in the central downtown. Okay, established in 1924. But before them, it used to be called Al Umari Mosque. Al Umari referred to Prophet Muhammad Qali Umar ibn al-Khattab.
Our Prophet Muhammad, he had 4 colleagues, 4 friends. Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Talib, Abu Bakr as-Siddiq. So Umar is one of Prophet Muhammad friends. So the mosque before Al-Hussein used to be called Al-Umari. Okay? Clear? Yeah. All right, if you want to take photos, and up has to sanitize. We go to the bathroom first, then we sanitize. We wash our hands like that. Takabbal Allah ya ma'allim. Then I do my mouth 3 times, 1, 2, 3. Yeah. Then I do my nose. I sniff in, out 3 times. Then I sanitize my hands again. Then I do my hands to the elbow with water. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Yeah. Then I take water, do my face 3 times. Take water, do my hair. Yeah. Take my fingertips and I do my ears. Then I take water, do my neck. Can I put my hand on Yeah, it? Then I do my feet. Yeah. Like I wash my feet up to here. 1, 2, 3. 1, 2, 3. At this point, I'm sanitized, okay? Is this before all the 5 prayers? Before each one? Well, it's not before the prayer. Oh. Now, if I sanitize and I don't use the bathroom or kiss a female, the opposite sex, I can pray again. But if I go to the bathroom, I have to re-sanitize. If a woman, like tourists, they hug me and kiss me, then I have to re-sanitize. Because I came in contact with the opposite sex. Yeah. Okay? Yeah. So, right now, I prayed, number 3, Yeah. when I came out to see you. I'm sanitized. I'm okay. Yeah. I can pray the next one. Yeah. But if I go to the bathroom, I have to re-sanitize. I'm going to show you a version. Yes. Okay, this is the Holy Quran. Right here in these little boxes, we have 99 names of God, of Allah. So 99 names of God. We have God is the mercy, God is the Lord, God is the strong, God is the power, God is the King. I cannot translate them all, okay? All right, when we pray, we do Al-Fatiha. This is Al-Fatiha. So every time you see Muslim praying, what they're reading, Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, by the name of God. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I'm thankful to God. Ar-Rahman ar-Rahim. God is my mercy. Maliki Yawmiddin. God has judgment day. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. I come to the house of God to pray for God. I asked God to keep me in the right straight track as all generations. Yeah. Okay? And at the end, I ask Allah to keep the devil away from me and to take me from the darkness to the light. Yeah. And lead me the good life as all generation, my parents, my grandparents, and so forth. And then at the end here, I say, Ameen in Arabic and English, Amen. A-M-E-N. So every time you see Muslim doing this, what they say, Al-Fatiha. So now you know. Yeah. You have a photo? Yes. I think all night I'm going to say photos. Okay. So plus short chapters. We do our Fatiha plus one of those. Maybe I have 20. Somebody else may have 25 memorized. My daughter is smart. Maybe she has 40. Yeah. Women are smarter than men. We know that. Yeah. Yeah. Okay? Yeah. So when you see Muslim praying, Al-Fatiha plus one of those. Interesting. Yeah. Yeah? See? Yeah. That's why you travel. You paid for it Yeah. to come to Jordan. You Yeah. want to live Jordanian life. You want to know about Muslim. Yeah. What Yeah. do we do? Okay? Yeah. You finish? Yes. Okay. So let's put the Quran. Assalamu alaikum. Ya'tikum al-afiyah. Take a photo of the screen. Number 1, prayer. It's before dawn breaks out, 5:46. We do 2 sunnah, 2 fard. Yeah. Sunnah for Prophet Muhammad. Fard for God. So we have sunnah and fard division in Muslim faith. So in the morning I do 2 sunnah and 2 fard. Okay. The 7:05 is not a prayer time. It's just a shuruk, means the sunrise. Second prayer, 12:23, we do 2, 4, and 2. Yeah. 2 for Muhammad, 4 for God, and 2 for Prophet Muhammad. Total 8. This one, that one, number 3, which Yeah. I did it now before I saw you. Yeah. We do 4 for God, mandatory. The one is coming up right here, 5:39 is number 4 prayer. We do 3 for God and 2 for Muhammad. Yeah. This one here, the final, we do 4 for God, 2 for Muhammad, and we do 3 witr, W-I-T-E-R. Witr, we close down the prayer. I see. So each prayer has the first steps, and the time of a prayer changes. We are connected with the sun. Yeah. Yeah. Žiauriai nerda. Okay? You can physically wash them, sanitize, you can take photo. Whenever you're done, what I showed you on the side, this is what they're doing. Yeah. Okay? When you're done, take pictures. Yes.
Yes, you can take pictures, except the police. It's been renovated. This mosque went under renovation, restoration, and expansion. So, do your own photo shooting, your video. Yeah. Net sakė, čia renovuota nauja. Ten matos, kad žmonės meldžias. Tai jie sakė, kad negali melžtis daugiau nei 5 kartų, nes jeigu... Bet jie tiesiog pavėlavo į tą maldą, kai čia vyko. Tai jie dabar meldžias pavėluotai. 4 ar 3 šiandienos. This is non-profit restaurant called Izmati. The inviter, volunteer the invitee. So basically the concept, people come and if they want to pay money, they get a ticket. The rich help out the poor. So the poor will come, get a ticket and get his free meal. Yeah. Basically, that's the concept. This restaurant established in 2015. Yeah. Okay? These young, beautiful ladies are volunteer. Okay, they're here to help out, provide meals, Yeah. and they have a free tea and free sandwiches. يعطيكم العافية. إيش في أكل؟ في فركة، أها. في تطليق، في جبنة، في زيت زعتر. Okay, they have مفركة, which is like basically fried potatoes مع بصل ولا بدون بصل؟ بدون بصل. Okay, fried potatoes, we call it in Arabic مفركة. You have napa bean dip or black bean sandwich, white goat milk cheese as a sandwich. Also, إيش كمان؟ زيت زعتر. Olive oil with za'atar. Za'atar is the thyme, dry thyme. Tai va, atėjome į tokį restoraną. Ir čia nemokamai gaunam I sumuštinių. brought some fresh mint for your Oh. tea. Thanks so much. I am the man. Čia mūsų turas. Where did you find them? The next restaurant. Take as much as you want. Thank you. Nice. Thank you. Take more. Thank you. No, for me it's okay. Thank you. Enough, yeah, Okay. thank you. Tai visa esmė, kad čia kas turi pinigų, palieka pinigų ir tada žmonės gali ateiti nemokamai pasimti sumuštinių. Visokių. Tai mums turas, tas gidas atvedė čia, sako, nemokamai bus, pavalgysim. Na, mes labiškai palikom pinigėlį, tai dabar galim palikti kažkokį palinkėjimą ir tada čia uždeda ant sienas. Nu, pažiūrėkit, Olandai buvo. Tai va, Rugilė paliks palinkėjimą. Sumuštiniai visai skanus. Labai paprasta. Nu, čia gerai. Twins. Yeah, you look really alike too. Good like بيشبهوا بعض. واحترامين هم هيك والله. He says that you are very polite people. Welcome, restaurant. No, thank you. انت خليك معي. انا ما اخذتش بالي من البلوك ايش يلا؟ This Yeah. is this is the oldest cinema in the area. It's called Al Hussein, referred to late King Hussein. Yeah. Hussein Theater, abandoned for 35 years. It's a part of my childhood. We didn't have satellite technology. Yeah. We had a small television with only 2 basic channels. Yeah. So I want to see more of movies. So what I do is I come here, take money from my father, and I see which movie they're playing, then I go inside. Yeah. It could be French, it could be Italian, it could be German, and they will have the translation on the screen of the cinema. Okay? That's why I brought you here. Nice. Yeah, it's an abandoned building. There's so many cats inside. You probably find at least 25. Ten katinėlis. Interesting. Rugilė privertė į kalėjimą nueiti. So, is this... Oh, this is the This just... is the whole cinema. the whole cinema? Yeah. And I have been to the roof of this building a long time ago. Wow. So... Tell me when you're ready. I'm ready. Okay. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت. Nu, okei, tai garsas iš GoPro netyčia kažkaip išsikirpo. Tai mūsų gidas čia atvedė mumis į kažkokią vieną iš seniausių vaistinių šitam rajone.
Tai čia mums leido visur vaikščioti, kažkaip gerai susišnekėjom su tai žmonėm, tai va čia nuėjome galą, truputį netvarkingai atrodo kai vaistiniai, bet jie čia viską pardavinėja ir nuo vaistų iki arbatų viską. Čia va parodžiau maišą nemokamų dalykų, kuriuos gavom, čia matosi žmonės laukia eilėj, ten nori nusipirkti kažką įdomiai. Gerai, neturiu laiko paaiškinti, kas vyksta, bet mes atvarėm jau į hotelį, paskui padarysiu turą, nes truputį toks juokingas hotelis, tai mes dabar varom. Mes pabuvom su savo gidu, grįžom į hotelį, pailsėti, pasikliauti telefonus ir dabar mes varom pas tą gidą į jo namus ir mes jį nuvešim namo su mašiniuku. Tai sutinkam gido namie arba mašinai kažkur. Lekam. Out a leaf here that I put in between my teeth. It protects me from getting black on my teeth. I chew on this when I brush my teeth. You can see how Ahmed lives. I sleep in this bed. My daughter gave me good furniture. I tried to sell this and nobody will buy it. So first let me close the window. Nu, va tokie mūsų gido namai. Išėjo mum arbatos padaryti. Galvoju, biškai turgingiau gyvens. Ant jo lovos esam jo mėgamajam, čia telikai jisai žiūri. Sakė, jam paukoja drabužius nemokamai kažkokios organizacijos, nes jis tipo bedarbis, nemoka mokesčių, tai neturi atlyginimo, tipo ant popieriaus. Tai pilnas kambarys, tai va lubos. Jam sakė, dukra atidavė baldų visokių, bandė parduoti, bet nepavyko. Laukiam arbatos. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان أمامكم كنز فاغتنموه إن بيوت الله سبحانه وتعالى في الأرض هي المساجد. I didn't think about bringing. It looks really good. I want. I put her sugar in this one. I put a little bit for her. For me? For her. Okay. Yeah. Okay. Yes, whenever you're ready. Okay. I can mention my name, introduce myself, Yeah. tell tourists, encourage them to come to Amman, Jordan. Yeah. Okay? Yeah. All right. Hello, my name is Ahmed. I am from Amman, Jordan. I am a freelancer tour guide. And I would like to invite you to come to Amman, Jordan, for so many reasons. Number one, we have the world wonder, Petra. Everybody knows Petra. And Jordan is rich in touristic sites and touristic long-time history. So many generations lived in this area, from Byzantine, Ottomans, and Roman, and so forth. So I would tell anyone who has never been to Amman, the capital, and Jordan, and to visit other sites of Jordan, such as Petra and Wadi Rum, Wadi Mujib, Dead Sea, Madaba, Mount Nebo, Bethany, baptism site of Jesus Christ. I would say if you don't come to Jordan, you're gonna miss out. Jordan is rich, long-time history. Jordanians are very hospitable. And boy, you're gonna love the food. You're gonna love the fruit market. We will show you fruit and vegetables you don't have available in your own homeland. So that's what makes Jordan so unique. There's a lot of things to discover. And one important thing when you go to the Dead Sea is full of medicated mud. That mud, if you put it on your face, on your body, you leave it on you for at least minimum, say, half an hour. Then you take a shower. It'll kill the germs, sucks out any infection. It'll get rid of any itching problem you have in your skin. It makes you, it'll get rid of the dimples in your face. It makes you 10 years younger. So we have people just fly only for that purpose. But there's so many things to do in Jordan. And whenever you visit Jordan, you will be coming back because you don't have enough time
to visit all the cities. So the first time you come to Jordan, just like when you have your first meal and you're hungry and so delicious, then you request second meal and third meal and fourth meal. So you're going to come back to Jordan once, twice, 3 times, 4 times. And especially the food, again, the atmosphere, the hospitality of Jordanians, the personality of Jordanians, the friendliness of Jordanians, and they're willing to help you out. They welcome you in their own home. They give you a very warm welcome. When you come to Jordan, you are not a tourist, you're a local, the way that Jordanians treat tourists. And that's important, how we make tourists feel. You're not someone who's coming to spend your money. No, you're someone coming to Amman, Jordan, to get to know us, to know our generosity, to know that we are here to help you, regardless where you come from, regardless what's your religion background, regardless to anything. At the end, we are all human beings. We are all equal under God. We are made by God, and we die by God. And that's a fact. Nobody can change the fact. So we have a mutual respect regardless. And if you like to meet me, I'm sure my number will appear on the screen. Yes. If you like my personality, if you would like to know which Hollywood actor I look like, I can tell you. A lot of tourists tell me I look like Robert De Niro, who played in a Godfather movie and The Taxi Driver. Everybody knows him, I'm sure. And you know how he talks. Are you talking to me? I'm from New York. You know who you're talking to? You're talking to Robert De Niro. So if you ever come to Amman, look me up. My number will appear on screen. You would live with me, Jordanian life. I will take you for a lot of free samples, a lot of freebies, free food. If you're low budget, you survive. If you have no money, you survive, because we're not going to leave you alone. We'll definitely feed you, because that's a part of our traditional hospitality as Jordanians and as Arabs as well. Also, even though Jordan's surrounded with the big, like what we call it, conflict in other countries, Jordan is the only country maintain a full international security. Jordan is a very safe country, and I can tell you so many indications to why Jordan is safe. And we are friends with everybody. We treat everybody the same equal treatment. So I hope that you will come to Jordan and listen to my message. And if you get another experience than what I told you, you have my number. You can call me and you can give me your comments. But I'm confident you will have a good time. You will enjoy it. And there you have it. My name is Ahmed. I'm inviting everybody come to see us in Amman, Jordan. God bless. Take care. Bye. Nu ką, baigėsi mūsų turas su Ahmedu. Labai fainas žmogus, labai mums patiko, labai geri turai. Palikau jo ten tą numerį description'e, kažkur dar būsiu ant ekrano uždėjęs ten, kai išnekėjau. Žiauriai geras žmogus, visiems siūlau, jeigu netyčia Jordaniją atvarysit. Mes jam palikom 12 eurų kažkur, nu ten 10 jūtų pinigų, aš nežinau, apie 12 eurų. Tai jis sako, tipo, žiauriai gerai, tipo, ačiū, kad tiek daug davėt. Nors esat studentai, tipo, suprantu, kad neturi daug pinigų, tai už 12 eurų jis su mumis prabuvo 6 valandas, gal nemokamai mes valgėm, arbatą gėrėm, vandenį, bele kiek nemokamų dalykų gavom. Mes gavom arbatos, gal Maksimos mažą maišą, vos nepilną atrodo. Mes gavom smilkalų nemokamai. Mums ant mūsų paprastų prekių nuleido kainą, ten vos ne 2 mažiau mokėjom, nei šiaip būtume mokėję. Nu, beveik visą dieną pinigų neišleidom su juo būdami. Žiauriai mažai. Tai žiauriai geras žmogelis. Bet gerai, baigiant tuo, parodysiu, kaip mes dabar gyvenam mūsų paskutiniam hotelį, mes jau rytoj išskrendam. Tai gerai, žinokit, per atsiliepimus daug geriau atrodė, bet va toks tualetas, lubos 5 metrų, toks veidrodukas, kriauklė, irgi 2 metrų srovė čia eina, grindis, purvinos, mindžiota ten plaukų, visur yra visokiausi. Biški šlikščiai. O čia va svetainė. Vargilė lovai.
Ir daugiau nieko, nežinau. Namas kaip namas, toks senos statybos. Irgi rūkyti viduj padaryta, kad būtų galim keisti čia starūkimų viduj visur, visi žmonės belekų rūko. Nuvarysi į kirpyklą, ten pažiūrėsi taksistą, kiekvienas rūko, bet kur. Labai keistai. Tai ką, mes iš to Achmedo, iš to turo, parodysiu, gavom šitą nemokamai. Ten tas mokėjom, bet arbatos, tokių čia kas čia yra? Čia rožių vanduo, dar arbatos. Tada įvairiausių tokių skanumynų. Agurką gavom net. Ką čia dar gavom? Tokių prieskonių. 2 dėžutės smilkalų. Šitą vaisių, kas net nežinom, kas čia yra, bet atrodo biškiai jau sužalotas. Ta dar prieskonių kažkokių. Ką čia dar? Dar prieskonių. Ir viso. Už viską kitą jau mokėjom, bet čia viskas, ką aš parodžiau, ką tik buvo nemokamai mūsų gido dėka. Su tokia žinia mes ir baigiam šitą kelionę. Jau mes rytoj dar čia pabūsim truputį, bet labai neilgai, tai bus labai neįdomu. Tai, manau, atsisveikinsiu su jumis čia. Ačiū, kad žiūrėjot visą mūsų kelionę. Kosminė kelionė buvo. Šitą Jordaniją tikrai įeina į top 3 gyvenimo kelionių. Tiek daug visko pamatėm, tiek daug vietinių sutikom, tiek daug žmonių pašnekinom, mumis pašnekino. Žiauriai kietai buvo. Tai labai patiko. Bet ką, metas atsveikint. Tai susimatom ateities kelionėse ir tikiuosi iki greito. Ate.